Operatorius. Labryt. Labryt. Kaunas 608. Labas. Zero. Let's go. Pirma stotelė – Vilnius, Lietuvos didžioji imperija. Gyventojų skaičius – nemažai. Pagrindinė gentis – lietuviukai. Žymiausias statinys – oro uostas. Nu va, susibordinom, visą vaizdą užstoja. Pasitrauk, nematau. Pasitrauk. O, iškart geriau skrisim. Žinau, kad galim surasti. Karoči. Šitoj vietoj truputį darėm kakį, nes mūsų skrydis vėlavo 40 minučių, o persėdimas buvo Varšuvai 40 minučių. Nu, bet mūsų skrydį buvo 5 hebrantai, kurie irgi skrido to pačiu lėktuvu, tai buvo šiek tiek ramiau. Nu ką, pusryčių metas. Putka. Oh yeah. Toj bus plium. Ko neploji, Pauliau? Bet kokia minkšta to Lenko žemelė, ne? Hello, Paulan. Varšuva arba kitaip Varšava. Abiejų tautų respublika. Gyventojų skaičius – daug. Pagrindinė gentis – Lenkai. Oro uostas – Frederiko Chopino. Ir akivaizdžiai gavosi daugiau perbėgimas negu persėdimas. O karštis, o viešpatė. Nu tu čia, kad prisirengęs. Taip gavos, kad šito dėdulė, šitų dviejų tetučių ir mūsų laukia lėktuvas, negalėjo išskristi, todėl susodino į šitą gražų klasės ekskursijos autobusiuką ir pasileidom lėktuvo link. Nu va. Auklėtoja mūsų prižiūri. Važiuojam. Daug trikampis sumušta, nu ką. Nu va, sutupdė mūsų lėktuvėlį. Labai fainai paslenka oro linijose, kad kai perki bilietus kartu ir sėdėsi kartu, ir dar jeigu meiliai akytėm pamirksi, šiltai nusišypsai arba išsitrauki vargšo kortą, duoda antrą bandelę. Po dar 2 putkų ir miegučio pasiekėm šiltus kraštus. Oh yeah. Šitas net toks švelnus. Bet irgi cute. Bet cute. Tas pasirodo visą laiką. Karšta čia. Žinai, ką reikėjo padaryti, apsivalyti kamerą prieš filmuojant. Jo, dabar to bliuri. Atėnai – Graikijos jungtinės valstybės. Gyventojų skaičius – šiek tiek mažiau. Pagrindinė gentis – Griekai. Žymiausias statinys – centrinis Lidlas. Vėjuota šiandien. Nešilta. Eisim metro. Lietėm centrą. Čia bent saulės yra. To iššoksim į Plaškės. Jo, bet Nuvažiuosim sušilę. vis tiek eisim modis, tai anyways. Transporto sistema Atėnuose žiauriai paprasta. Kiekvienoj stoty yra automatai, labai mėgstantis tiek korteles, tiek grynuolį pinigą. Iš Rio oro uostą kainuoja po 8 eurus, o po to už tuos pačius 8 eurus, bet kurioj stoty galima iš automatų pasimti 5 dienų bilietą. Pavyzdžiui, mes su Paulium taip ir darėm. Automatas duoda tokį kartoninį bilietuką, kuris galioja tiek visom 3 metro linijom, tiek miesto tramvajam, tiek autobusam. Reikia tik priglausti ir atsidarys varteliai. O zuikiam ir šiaip atletiškiam žmonėm Atėnai tiesiog krojus. Užtenka peršokti tos vartelius ir viskas. Kontrolieriaus darbas vietiniai sakė, čia net neegzistuoja. Gyvensim labai geroj vietoj, kur keičiasi linijos ir galėsime visas mums reikiamas pusės sumetti. Nu va. Tai va, pradėsime. Atsukus kamerą. Einam iliuzoniukas, mes kaip visada su savo malonkę neįdomi. Akinukai, vitaminas D. Ko daugiau norėt? Prašau. Po savo kriauklę kiekvienas turės. Let's go. Eik, tu čia kosmosas. Kažkada spinta buvo. Vakarienį pasiėmėm Samuelio mėsainių ir grįžom namo laukti Konstantino, kuris pasižadėjo mus pasimgauautint.
Kostas, 24 metai, Graikijos pilietis, be galo mėgsta moteris. Kaip atsako, 2 skambučiai ir viskas. Mėgstamiausia frazė politinių santykių? Ačiū labai. Apie šitą turbūt nesiplėsiu, pradžiai smagu buvo, po to nelabai. It's a rent, it's leasing. Okay. So I have Darom gulautint vakare su su Konstantinopoliu. Okay. So it's, Dešamomis. it's the third time I'm driving this. Nu va, koks šaunuolis. Rafaelo fone. Čia mūsų simbolis kelionės. Čia mūsų horokruksas bus. Jeigu šitą nuėmė, viskas. Gan. Nu ką, pirmas rytas, Rokas iš karto apsiėmė šeimos mamos vaidmeniu. Va, tortilijos iš pačio ryto, skaniai gardžiai. O dabar trumpai apie orą pabėgus iš Lietuvos, kad susidarytumėt nuomonę. Ir karštis, aišku, tas karštis graikiškas, sausas toks. Plius 15. O šilta, o karšta, o jis. Oras tik gerės per savaitę. Pasaka. Dažniau reikia taip išvaryti. Saulytė šviečia, Paulius irgi šviečia. Einame. Kur mes einam? Mes... Praėjom Basanavičiaus gatvę. Žmonių nelabai daug. Nublembas aukštakulnis, tai jau čia tikrai neįsiu. Kaip tik galvau šį vakar išsitraukti, bet labai sunkiai turėtų būti. Tai 12 somų kato būtų. Nu va, kojų diena. Paulius mano treneriukas šiandien. Net nesuprantu, kur mes čia einam. Labą dieną. Bent jau jaučiasi, kad treneriu. O, koks gražus miestas. Parodysiu po to. A, jau galiu kalbėti? Ja. Nu, Rokai, tai. Taip. So. Kur čia atėjom? Kas čia per yra- miestas? Aš mačiau šitą miestą, kai lėktuvų leidomės čia. Ir užlipom į tą kalną, kur kai leidomės galvojom, what the fuck, kam šitas kalnas vidury miesto. Pasirodo paskirtis aiški. Pasižiūrėti į šią istorinę didybę. Atėnai šiaip yra toks labai kompaktiškas miestas. Mes turim jūrą ir mes turim kalnus ir turim pastatus. Manau, kad puikiai paaiškinta. Thank you, mate. Aleksas, amžius tarp 20 ir 35, gimtoji šalis, Vietnamas, gimtoji kalba, vietnamiečių, mėgstamiausia šalis, Vietnamas, Vietnamo kare palaikė, Vietnamą, mėgstamiausia frazė, I can share, baby. Taip ir gyvenam, išsidirbinėjo vaikas. Ekstremalios kelionės. Einam šiek tiek arčiau kalno krašto. Pažiūrėsim, gal tenais bus kažkokia mielesnė, jaukesnė vieta užsiimti, pastebėti saulėlydį. Turim rokelį, turim pasaulio kraštą. Nu, gerai, gal ir ne pasaulio kraštas, žinau, gražu. Šitas dėdė pachmielų niaukia. Gal čia Rokas, nežinau. Skaitas berniokas. Rokai, pamojo. Nu ką, susiradom vietelę romantišką. Stebėjimų. Saulėlydžio. Ką galima pagaliau pralaužti. Pralaužėm. Jūs žiūrėkit tenai.
Čia mes savo problemų turime. Labai gerai, labai skanu. Mes kažkur šitam rajone gyvenam. Nu, mes taip spėjom, mes iš tikrųjų net neįsivaizduojam. Tai gal čia nusileis kažką galima? Šiaip būtų. Tai Tai keli šį yra kažkas. Gal bandom nusiridėti. Daug greičiau bus negu tam praplinkai. Nu, gerai, žodžiu. Cheers. Šita kalvelė vadinasi Philopapus Hill, iš jos galima stebėti rytinius, dieninius, vakarinius, naktinius ir visokius kitokius Atėnus. Kadangi saulė leidžiasi į jūrą, labai gražus saulėlydžio vaizdas ir sutemus labai gražiai apšviestas Akropolis. Ir žinoma, vakaro puošmena, susitikimas su Džianiu. Džianis, 24 metai, pats gražiausias Graikijos vyras, savo svietą pažįsta kaip savo žmonas. Iš rekomendacijų, ką aplankyti Atėnuose, galėtų parašyti knygą. Skaudžiausia tema – ūgis. Po to joinino Kostį ir supratom, kad vėl reikės judinti savo senus kaulus. What is this? What is this? Aš, o ten Paulius. Daryk tas garažo rūsio duris. Kelsime su savo VIP liftu, kur reikia kompaktiškai susipakuoti, kad iš vis įmanoma būtų važiuoti. Koks kompaktiškai, 4 žmonių liftas. 4 žmonių pasakė niekas niekada. Ate.